Šiandien mano kolegos iš Latvijos pakalbino kineziterapeutę Ievą Mureną. Kada reiktų pradėti galvoti apie pirmuosius batukus? Trumpas atsakymas – tada, kai vaikas pradeda savarankiškai vaikščioti lauke. Tai itin svarbus momentas motoriniam vystymuisi, nes jis leidžia natūraliai ir efektyviai lavinti tiek smegenų veiklą, tiek judesių koordinaciją. Iki tol, jei batukai dėl kažkokių priežasčių yra reikalingi, juos galima naudoti skirtingais būdais arba pritaikyti, tačiau svarbu įvertinti, kiek ilgai jų reikės, kokia jų paskirtis, ar jie apskritai būtini. Yra daugybė skirtingų batų rūšių sukurtų konkrečioms raidos stadijoms, dėl to dydžiai taip smarkiai skiriasi, nes kiekvienas vaikas vystosi skirtingai. Vaikams, kurie tik sėdi ar ropoja, batukai nėra reikalingi. Kartais tėvams tiesiog ramiau, kai vaikas apsevęs, gal dėl gražesnių nuotraukų, o gal dėl baimės, kad vaikas susižeis ar sušals. Tai visiškai suprantama, tėvų saugumo jausmas irgi svarbus. Tačiau batukai neturi būti reikalingi vien todėl, kad taip atrodo teisingai. Daugelis tėvų jaučia poreikį aprengti vaiko pėdą su kojinėmis, minkštais batukais ar mokasinais. Kai kurie pediatrai tai aiškina taip. Jei nededate vaikui pirštinių, kai jis yra viduje, nereikia dengti ir kojų. Esminė mintis, jei rankytės šiltos, pėdutės taip pat dažniausiai šilumos netrūksta. Leiskite vaikui judėti laisvai, jei jis dar nepradėjo stotis ar žengti pirmųjų žingsnių, batukų dar nereikia. Net ir vežimėlėje, jei vaikas nevaikšto, batukai nėra būtini. Tikrasis metas apie juos pagalvoti, kaip prasideda tikrasis vaikščiojimas.